Nuostabus gamtos mechanizmas pažeistas. Faktai apie bites, apie kuriuos nežinojote. Bičių sąveika su aplinka grindžiama elektriniais impulsais. Bitės orientuojasi ne tik pagal kvapą, spalvą ir gėlės formą, bet ir, kas ypač įdomu, pagal gėlės elektrinį lauką. Kai bitė priartėja prie gėlės, jos susilieja elektriniais impulsais. Skrisdama bitė dėl trinties su oru įsielektrina ir įgyja teigiamą krūvį, o gėlės, būdamos įžemintos, turi neigiamą krūvį. Šis skirtumas sukuria elektrinį lauką, dėl kurio žiedadulkės gali būti perneštos ant bitės dar prieš jai nusileidžiant ant gėlės. Eksperimentai parodė, kad bitės gali atskirti gėlės pagal elektrinį lauką, susieti tam tikrus elektrinius signalus su nektaro buvimu ir netgi nustatyti gėlės šviežumą pagal likusio krūvio laipsnį. Po apsilankymo gėlėje, jos elektrinis laukas susilpnėja, o kitos bitės nuskaito signalą, kad tokioje gėlėje jau yra mažiau nektaro. Be to, bičių elektros krūvis gali stimuliuoti augalus išskirti aromatą, dar labiau pritraukiant naujus apdulkintojus. Taigi, tarp bičių ir gėlių veikia visa elektros signalų sistema. Elektrostatinis krūvis mikro- ir nanoplastikuose iškreipia elektrinius impulsus, paveikdamas bičių smegenis ir nervų sistemą. Dėl to bitė neatpažįsta gėlės, nesupranta, kur yra nektaras, negali rasti kelio namo ir neatpažįsta savo bičiulių. Bitėms net mažiausios mikroplastiko dozės gali būti mirtinos.